Sveiki, čia vienmandatės rinkimų apygardos numeris 18 Panemunės kandidatų į Seimo narius debatai. Ši speciali agitacijos laida yra apmokėta Vyriausiosios rinkimų komisijos. Visi kandidatai laidoje turi lygias galimybės išsakyti savo nuomonę ir idėjas. Klausimus laidos dalyviams rengia ir žino tik šios laidos vedėjas. Pristatau debatų taisyklės. Kandidatai klausimus atsakinės abėcėlės tvarka pirmyn ir atgal. Atsakymui skiriama 1 minutė. Kandidatams minint vieniems kitus ar jų atstovaujamas partijas, paminėtisiems kandidatams suteikiama pusės minutės vienos replikos teisė. Taigi, šiandien laidoje dalyvauja Lietuvos žaliųjų partija Tomas Baravykas. Sveiki, jau pasisveikinkit į mikrofoną. Taip. Tautos ir teisingumo sąjunga centristai tautininkai Antanas Vytautas Būda. Sveiki. Labadiena. Taip pat Lietuvos regionų partijos atstovas Gintaras Dabkevičius. Sveiki. Labadiena. Ir Lietuvos ir Laisvės partijos atstovas Karolis Šmitas. Sveiki. Labadiena. Taigi, pirmiausia, klausimas nuo Tomo. Pradėsim, po to grįšim. Taigi, šiandien dar važiavau irgi dviračiu per Vilnių. Ne tik šiandien, jau kiek čia tų daug mėnesių. Atsimenat, karo pradžioje Ukrainos visas Vilnius buvo geltonai mėlynas, ar ne? Trispalvių buvo mažiau negu Ukrainos vėliavų. Kai kas net piktinosi tuo, čia turbūt nėra tokių, kurie piktintųsi, gal yra, galės tą pasakyti, bet aš tikrai nesipiktinau, bet dabar reiktų paieškoti Ukrainos vėliavų. Viena kita įstaiga. Atsimenat, kaip žiniasklaida nusidažė Ukrainos vėliavom? Televizijos, portalai, reiškia, ekranuose, visur kampe buvo Ukrainos vėliava, nėra Ukrainos vėliava. Liko galbūt vienas kitas portalas, viena kita televizija, dauguma nebeturi tų vėliavų. Karas nesibaigė. Kokį matote kelią į karo pabaigą? Na, iš esmės, tai tik tai vienintelis, tai Ukraina turi laimėti, Ukraina turi, kada laimės, prisijungti prie NATO ir prie Europos Sąjungos. Kaip laimės, tai tik tai tada, jeigu suteiksim jiem pakankamai ginklų ir leisim juos naudoti, iš esmės, nes dabar turbūt ne tik tai pačių ginklų trūkumas, bet ir jų panaudojimas sukelia didžiausias sukelia didžiausią trūkumą. Dėl tos nuotaikos, nuo ko pradėjau, kaip manote, kodėl jinai pasikeitė? Aš manau, kad žmonės pavargo nuo karo. Aš manau, kad labai lengva pavargti, nes girdėti ir žiūrėti tuos baisius vaizdus yra labai skausminga, aš manau. Ir tas palaikymas su laiku tikrai nuslūksta. Ir todėl nebematome mes šitų dalykų. Nebematome Ukrainos vėliavą, mažiau matome palaikymą. Gerai, dėkui, laikas. Kaip jūs, Antanai, matot šitą klausimą? Labiau galbūt kaip laimėti pergalę ir tas nuotaikų. Kaip vėl galbūt reiktų užkurti visuomenę iš naujo? Kaip jums atrodo? Į mikrofoną. Nėra paprasta atsakyti į tą klausimą, kadangi ir didžiosios valstybės nežino, kaip išspręsti šitą konfliktą tarp Rusijos ir Ukrainos. Ir, kaip sakoma, karus pradeda ir finansai, ir galingieji, ir galingieji turėtų juos užbaigti. O Lietuva be abejo turi remti Ukrainą tom išgalėm, kurias jį turi. Ir žmonių, Lietuvoje žmonių nuotaikos yra tokios, kad jie pritarė Ukrainos pergalę, bet ir žino, kad Rusija taip pat nugalėti nėra įmanoma. Taip, kad vis viena turi būti sutarimas, sprendimas kažkoks tai, kuris būtų patenkintų visas pusės ir įsiklausant labiausiai į tai, kokios taikos nori Ukraina. Ir tą kartas nuo karto išreiškiama yra per medijas. Gerai, ačiū. Laikas. Gintarai, jūsų. Žinoma, tikslas yra Ukrainos pergalė. Jeigu nors vienas čia susirinkęs mes žinotume, kaip ją pasiekti, tai turbūt jau būtume anksčiau pasakę. Mes čia nesėdėtumėm ir darytume tuos veiksmus, kurie reikalingi pergaliai pasiekti. Aš manau, kad tas palaikymas nėra susilpnėjęs Lietuvoje iš žmonių pusės. Tiesiog per ilgai karas vyksta. Manau, karas vyksta taip ilgai dėl to, kad užsienio partneriai neskyrė tinkamo dėmesio ir tinkamo palaikymo Ukrainai.
suprantam, kad sankcijos įvestos Rusijos atžvilgių neveikia, tai žmonės tą mato ir žmonės supranta, kad vien žmonės šitų klausimų neišspręs, tą turi spręsti politikai. Politikų, kaip minėjau, palaikymas ypatingai iš didžiųjų partnerių, tokių kaip JAV, Didžioji Britanija, Vokietija, tas palaikymas yra per silpnas, kadangi ribojamos Ukrainos galimybės gintis. Dėkui ir Karolis, prašau. Taip, tai aš visų pirma paantrinsiu kolegai Žaliųjų, kad tiesiog karas per ilgai tęsiasi ir žmonės pavargo pastoviai skleisti patriotiškumą Ukrainos pusėje, bet jeigu kalbam apie viską valstybinių lygmenių, tai tikrai ta parama nedingo, ta parama tęsiasi Ukrainai, tuo labiau, kad pati Lietuva kokiu keliu eina, mes didinam BVP gynybai, jau jis dabar yra padidintas, bet dar reikia padidinti daugiau, nes iš tos sumos, ką mes dabar turime, mes galime išlaikyti Vokietijos brigadą, bet neturim papildomų lėšų oro gynybai, kas yra irgi labai svarbu, tai yra atgrasimo politika. Na ir visa tai susideda to pačiu su Ukraina, kadangi jeigu mes būsime nepatraukli šalis pulti Rusijai, tuomet gal tas karas nebeplis toliau, jis bus pažabotas, Ukraina laimės. Dėkui, laikas būtų noras padiskutuoti, prašau. Na, aš turbūt dar pasakyčiau, kad turbūt mes nesame tikrai šiuo metu kaip NATO šalis, kaip dalyvaujantį tą alijanciją, kad mes esame potencialus taikinys. Bent jau šiuo momentu aš manau, kad rizika, geopolitinė rizika tikrai yra rimta ir mes turime ruoštis, turime pirkti įrangą, turim daugiau negu tik tai vokiečių brigadą dislokuoti Lietuvoje. Bet Ukrainos laimėjimas tikrai bus tik tai mūšio lauke. Kitaip aš neįsivaizduoju, kaip galime su tokia, kokia Rusija yra šiandieną, su jos tokia valdžia, kitaip dėrėtis, kitaip kalbėtis. Tenai turi vykti kažkokie demokratiniai, stiprus, aiškus pokyčiai, tik tai tada galėtume kalbėti. Kažkas dar nori ką pridurti? Atsiliepiant jūsų, Tomai, dabar jau pradėsim nuo Karolio, tai ką jūs pasakėte, kažkuria prasme gal skiaurai matote, ką aš galvoju, bet matyt nesunku atspėti, nes tema visus domina ir rūpi. Karoli, dėl dėrybų. Reiškia, kancleris Šolcas prieš savaitę Vokietijos kancleris pareiškė, kad jis mato dėrybas dalyvaujant Rusijai. Yra pozicijų, kad su teroristais nesiderėt, su karo nusikaltėliu Putinu nesiderėt. Šolcas sako, matau galimybę dar šį rudenį dėryboms dalyvaujant Rusijai. Čia tas Šveicarijos formatas, kur vasarą vyko, Rusija nebuvo pakviesta, dabar jau Rusija, anot Šolco, turi būti prie dėrybų stalo. Kokia jūsų pozicija? Kaip turėtų vykti dėrybos? Ar Putinas, šiuo atveju Putinas kaip toks kolektyvinis Putinas turėtų dalyvauti? Ir jeigu ne, ir jeigu taip, tai kodėl? Na, visų pirma, tai dėrybos yra visą laiką gerai, nes jomis mes kažką laimėme, ne? Bet šiuo atveju, jeigu Putinas bus pakviestas į tas dėrybas, tai pagrindinis aspektas, manau, yra tame, kad kokiom sąlygom bus tariamas, kokios tai dėrybos. Ar bus tariamas, kad Ukraina atiduoda jau užimtas teritorijas, ar ne jų neatiduoda. Nes žinome Zelenskio požiūrį ir poziciją, kad visos teritorijos Ukrainai turi, kurios buvo iki karo priklausyti Ukrainai. Tai jeigu derimasi tokiomis sąlygomis, tada, manau, puiku, važiuojame tas dėrybas. Jeigu dėrybos yra tokios, kad atiduodam Krymą ar atiduodam dar kažkokią dalį Ukrainos, tokiu atveju, manau, tai yra bežės reikalas ir nėra prasmės kviesti dėrėtis. Gerai, matysim, kaip bus, kaip Gintaras mano. Pirmiausia, tai aš taip suprantu, kad dėrybos be Ukrainos neįmanoma. Šolcas gali su Putinu kalbėtis kiek nori. Ne, tai Ukraina tačiau sprendimą turi priimti pati Ukraina. Kokiom sąlygom bus sudaryta, jeigu bus sudaryta taika, mes nuo mūsų tikrai nepriklausys, pas mus nepaklaus. Tai didžiausios valstybės, jeigu jos mato kažkokias galimybės susitarti, tai sveikintina iniciatyva, kad yra pokalbis apie taikų konflikto sprendimą, karo sprendimą. Mes turim karą ir mes suprantame, kad karas baigėsi arba dėrybomis, arba yra nukariavimu pasibaigusių karų vienos ar kitos teritorijos. Tai šiuo atveju aš manau, kad Ukrainos žmonėms reikia taikos. Ir tą taiką pasiekus dėrybomis būtų pats geriausias sprendimas. Tačiau kokie sprendimai bus priimti, tą turėtų nuspręsti Ukrainos žmonės.
Ačiū, kaip Antanas mato. Kaip žinia, visi kariniai konfliktai ir karai visada baigėsi derybomis ir sutartimis. Taip ir šitas konfliktas tarp Ukrainos ir Rusijos ir šitas karas be derybų negali pasibaigti. Tuo labiau, kad Rusija viena iš galingiausių, galima sakyti, karinė prasme ir atominį ginklą turinti valstybė. Be Rusijos derybos be abejo nėra įmanomas ir tas sąlygas primesti iš išorės negali nei NATO, nei Ukraina, ir Rusijos dalyvavimas derybose yra būtinas. Kitas reikalas derybų turinys, tai tas turinys jau turi dalyvauti visos galingosios valstybės, tame tarpe formuojant turinį ir Kinija, taip pat ir Turkija, visi artimieji kaimynai, kurie šalia Rusijos ir aplink Ukrainą, taip ir Europos Sąjunga ir NATO taip pat. Taip kad turi būti derybos, kitaip užbaigti konflikto neįmanoma. Dėkui, Tomai, jūsų. Tai aš turbūt pasakyčiau, kad čia buvo paminėtos tos didžiosios valstybės ir kad jos turi spręsti. Ir aš nežinau, ką gerbiamas Vokietijos pirmininkas, kancleris, galbūt jisai turi kažkokį specifinį planą, daugiau kaip didžiosios valstybės, daugiau žinių, daugiau diplomatinės patirties, daugiau ryšių. Aš manau, kad, žinant, pavyzdžiui, vokiečių visai stiprius ir tamprius ekonominius susisaistymus tiek su Kinija, tiek ir anksčiau bent jau buvusią su Rusija, aš manau, kad jisai vis dar žvelgia galbūt, ką Angela Merkel anksčiau yra dariusi, kad per ekonominį bendradarbiavimą mes galim pasiūlyti Rusijai išeitį. Aš manau, kad dėja Rusija kaip didžioji valstybė per tiek karų, tiek ir kokių imperijos versijų jie turėjo, jie niekad nebuvo nusvilę gerai nagų, jie visada vienai per kitaip laimėdavo ir dabar, kai jau bandė apžioti daugiau negu galėjo atsikasti, jie turi nusvilti nagus Ukrainoje, pralaimėti mūšio lauke stipriai ir tik tada mes galėsim kalbėti apie kažkokias derybas ir taiką. Gerai, dėkui. Tęsiam temą. Tomai, nuo jumis ir tęsiam apie tą karo nerimą mūsų regione, Lietuvoje. Nuo to ir pradėjom, kad 3 metai, tuoj bus 3 metai tiksliau. Dažnai ir ukrainiečiai sako, ir mūsų politikai, ir pasaulio politikai sako, kad jeigu Ukraina krenta, kitas taikinys yra Baltijos šalis, galimas kitas taikinys, gal ten dar Moldova, Sakartvelas, bet mes esam akivaizdu taikinys. Tai akivaizdu, kad yra ir karo nerimas visuomenėje. Jūs bendraujate su rinkėjais, nežinau, girdite tuos klausimus, negirdite, mes bent jau žurnalistai girdim. Taigi klausimas toks, ką pasakytumėt žmonėm, kurie jaučia karo nerimą? Na, aš pasakyčiau, kad mes turėtume visų pirma išrinkti gerą stiprų Seimą, kuris būtų šituo bent jau klausimu labai stipriai vieningas, nes aš pats esu buvęs kareivis, 3 metus tarnavau ir aš mačiau ir tarnavau būtent, nes mane, kai 2015 metais sugrąžino šaukimą, mane paršaukė iš emigracijos atgal. Ir aš mačiau tas pokytį per visą šitą laikotarpį, koks vyko kariuomeniai, aš mačiau labai gerų daug pokyčių. Bet aš manau, kad šiandienai su per mažu finansavimu mes negalim turėti to į ateityje, to požiūrio, kad mes galim apsiginti, neturėdami įrangos, neturėdami pakankamos oro gynybos, neturėdami sunkiosios divizijos, neturėdami dronų visų pajėgumų. Tai kai mes susitarsim, kai mes susėsim, šitas Seimas turės tą labai sudėtingą užduotį susitarti, tai aš labai tikiuosi, kad žmonės drąsiai eis prie balsadėžių, išrinks žmonės, kurie už tai kovos, to norės pasiekti ir taip žinosim, kad būsim užtikrinti ir saugus. Dėkui, kaip jūs, Antanai, matot? Ką pasakytumėt žmonėm, kuriem neramu? Aš pasakyčiau, kad dabar nuraminti žmonės nėra įmanoma, kadangi vyksta karas ir vyksta karas visai netoli Lietuvos, greta Lietuvos ir žmonės negali būti ramus, bet jiems pasakyti reikia tai, kad su kaimynais reikia sugyventi taikiai, stengtis sugyventi taikiai ir galbūt diplomatiniai santykiai, kurie buvo dalinai nutraukti tiek su Kinija, tiek su Rusija, nebuvo labai protingi žingsniai ir jos matomai tą taiko koegzistenciją su
kariaujančiom šalim, to labiau, kad potencialiu priešu tiek NATO valstybėms, tiek Europos Sąjungai reikia irgi bandyti išlaikyti diplomatiją, kadangi jėga Rusijos nugalėti neįmanoma. Ta Lietuva irgi turi suprasti, kadangi kiek beinvestuosi į karą, su Rusija kariauti Lietuva tikrai negalės. Todėl diplomatija yra labai svarbu. Dėl diplomatijos aš šiek tiek pataisysiu, yra sumažintas lygis diplomatinių santykių, yra atšaukti ambasadoriai, bet ambasados veikia ir minimalių režimų, ten žemo rango pareigūnai tiesiog palaiko minimalius konsulinius diplomatinius ryšius, bet jūs teisus dėl ambasadorių, jie yra atšaukti. Kaip jūs matot, Gintarai, ką pasakytumėt žmonėm, kuriem nori taikos, ruoškis karui. Tai tokia taisyklė ne mano sugalvota ir šūkis ne mano sugalvotas. Aš manau, kad tai, kas daroma šiuo metu, netitinka valstybės ir žmonių interesų. Na, juoką sukelia krašto apsaugos ministerijos sprendimai drakono dantis nupirkti ir sustatyti ties brastom aikštelėse, per televiziją parodyti, kad mes štai tokių turim gynybos priemonių, laikysim jas aikštelėse. Tai net priešiškai valstybei net šnipų nereikia, kad sužinoti tas priemonės, kokias mes naudosim prieš juos. Pats ministras parodo per televiziją, žiūrėkit, kaip mes nuo jūsų ginsimės. Tai aš manau, pirmiausia, turi būti apsaugos strategija. Ir klausimai sprendžiami ne pro tą pusę, kiek BVP skirti. Reikia pirmiausia plano, ko mums reikia ir kiek tai kainuoja. Tada žinosim, kiek reikės pinigų. Tai mes turim tam ruoštis ir kai būsim stiprus, būsim saugus. Ačiū. Tomai, jūs? Atsiprašau, Karoli. Taip, tai visų pirma klausimas buvo, kaip nuraminčiau. Taip, ką tai pasakyčiau, kad šiai dienai prie Lietuvos sienų nėra telkiamos kažkokios karinės grupuotės daliniai. Todėl kažkokio įsiveržimo sausuma artimiausiu metu ir negalėtų būti. Be abejo, jeigu kalbam apie oro atakas, jis visąlaik yra rizika, bet šiai dienai dar kol kas nebuvo nei vienos. Na, o kad žmogus nenueitų tiesiog taip, tai pasiūlyčiau to pačiu užsiregistruoti karinę komendatūrą, kurioje jis išmoktų, kaip elgtis dieną X. Taip pat pasiruošti namuose irgi kažkokius, sakykime, krepšelius, kuriuose būtų maisto atsargų, vandens atsargų, pirmoji pagalba ir visa kita reikalinga atributika išaušus dieną X. Aišku, galim, jeigu yra poreikis, padiskutuoti dėl derybų, kur prieš tai buvo klausimas, ir dėl nerimo. Aš nebent tik tai norėčiau atsakyti kolegai, kad kritikuojam karinę patarimo gerą gynybos priemonę, tebūnie, ją dislokavo ne vietoje. Pagal kolegą aš manau, kad nereiktų kritikuoti karo ministerijos, krašto apsaugos ministerijos dėl jų sprendimų. Aš manau, kad jie daro tai, ką biudžetas jiems leidžia. Aš sutinku su kolega, kad mums reikia susitarti, koks yra planas ir ką mes norim įsigyti, nes tas sąrašas daiktų yra ilgas, bet nemanau, kad reikia labai jau aštriai kritikuoti. Laikas, Gintarai, galite atsakyti. Dėl darybų su dabartiniais režimais kaimininių valstybių, aš manau, kad bent jau šiuo metu yra neįmanoma derėtis, kadangi ir jungtinėse tautose matome mes jų poziciją, matom jų naratyvą ir šiuo metu mums kaip kaimynai kažkokių diplomatinių didelių pasiekimų nebus ir mes jų negalim tikėtis. Čia jums Antanai atsakė. Jeigu norit... Jeigu aš repliką tikrai pasakysiu, derybos tai be abejo ne tarp Lietuvos ir Rusijos. Tai derybos tik tai eina kalba su kariaujančiom šalim ir NATO šalim ir panašiai. Taip kad be derybų vis viena nebus jokio sprendimo. Dar kažkas norėtų? Gerai, galimai toliau. Iš tikrųjų, Karolina, jūsų koalicija valdžioj, jūsų partija valdžioj, užsienio reikalai yra didžiojo koalicijos partnerio rankose, pirmininko Gabrieliaus Landsbergio, bet jūs veikiate. Be jūsų partijos nebūtų šitos valdžios, paprastai tariant, ir jūsų balsas
yra, kaip čia pasakytas, esminis. Jeigu jūs atsitraukėt, koalicija griūna. Iš esmės galima suponuoti, kad jūs palaikote tai, ką vykdo užsienio reikalų ministras. Klausimas, bet nebūtinai jūs taip atsakysit, aš tik suponuoju, užsienio politika per 4 metus. Daug sprendimų, daug diskusijų nuo Taivano iki Kinijos, Ukrainos parama, santykiai su Rusija, su Baltarusija, su Lenkija. Matote padarytų klaidų šito užsienio reikalų ministro? Jeigu taip, tai kokių? Ir jeigu ne, tai irgi galit paaiškinti, kodėl nematot. Taip, tai čia galbūt mano asmeninių požiūrių labiau, bet manau ir partija pritars, kad klaida buvo padaryta tame, jog užsienio reikalų ministras šiek tiek įvarė baimės Lietuvai ir net nesakyčiau Lietuvai, labiau galbūt šalims, kurios susidomėjusios investicijoms į Lietuvą. Aš čia kalbu apie ekonomiką ir inovacijas, kadangi, Aušrinė stengiasi pritraukti naujų įmonių į Lietuvą, kurios ateitų, sukurtų darbo vietas ir visą kitą, bet dėl tos saugumo situacijos, kada yra viešai skleidžiama žinia, kad karas jau netrukus, kad karas gali ateiti į Lietuvą, tas visas įmonės paskatina šiek tiek bijoti, gal atidžiau priimti sprendimus ar investuoti į Lietuvą, ar steigti darbo vietas. Tai manau, čia yra šiek tiek truputį padaryta klaida dėl patrauklumo šalies. Dėl viso kito, manau, einama teisingų kelių, ypatingai Ukrainos rėmimo kelių. Dėkui, Gintarai, prašau. Aš manau, didelė klaida padaryta Kinijos klausimų ir atžvilgių. Mes esame Europos Sąjungoje ir mūsų užsienio politika turėtų būti derinama su Europos Sąjungos politika. Ir šiuo atveju Lietuva išsišoko dėl Taivano klausimo, supykdė Kiniją, kuri yra didžiausias pasaulio tiekėjas ir žaliavų turbūt, ir tam tikros produkcijos. Tai turėjo didelės įtakos verslams, kadangi dalį lėšų verslai turėjo panaudoti sumokėdami ne tiesiogiai Kinijai, o kinų gamintojams, o turėjo ieškotis partnerių, tarpininkų, per kuriuos turėjo įsigyti tam tikras prekes. Tai aš suprantu norą pasirodyti, bet iniciatyva buvo ne vietoje, nesuderinta su Europos Sąjunga ir į mūsų šitą išsišokimą labai keistai pasižiūrėjo Europos Sąjungos partneriai, kas liečia Kiniją. Dėkui. Antanai, kaip jūs matot? Užsienio reikalų ministerija ir ta paties ministro yra padaryta keletas klaidų, mano nuomonė. Aišku, kaip čia buvo paminėta, tai pirmiausia, Taivanio konsulato pavadinimas, Taivanio vardukas, nutraukė beveik ekonominius santykius ir politinius santykius su Kinija, tai padaryta milžiniška žala Lietuvos verslininkams ir panašiai. Kita klaida taip pat buvo bandymas užblokuoti Rusijos tranzito į Kaliningrado sritį, kas vos neiššaukė, galima sakyti, ir karinio konflikto arba Rusijos invazijos, kadangi tai lietė susitarimą tarp Rusijos ir Europos Sąjungos ir tas tranzitas be Europos Sąjungos, be derinimo su Europos Sąjunga nebuvo galima iš viso vykdyti. Tai jau tos pagrindinės klaidos, mano nuomonė. Dėkui. Ir Tomai? Na, aš iš karto kolegą pataisysiu, tai Rusijos ir Lietuvos susitarimas dėl tranzito vyksta, ne Europos Sąjunga šitam dalykė nelabai dalyvauja. Kiek žinau, dalyvauja Europos Sąjunga, čia reiktų faktinčeką padaryti, bet... Europos Sąjungos sutartis su Rusija buvo tada, kai, buvo garantuotas tranzitas. Europos Sąjungos, o Lietuva savo ruožtu. Faktas, kad Europos Sąjunga įsikišo ir, yra kažkokių sąsajų, tai ką Antanas sako, čia reiktų, aišku, patikrinti, bet prašau. Kaip aš skaičiau, tai mes, kada sudarėm sutartį, dar pirminę sutartį, kada atgavom savo nepriklausomybę. Dar tada nebuvome Europos Sąjungoje. Tada dar nebuvome Europos Sąjungoje ir tada sudarėm jau, kad tranzitą leistume. O vėliau jau, kai įstojom, be abejo, jinai buvo koreguojama, kiek aš atsimenu. Tai vat. Antras pastebėjimas turbūt būtų, kad nepaisant
konservatorių sprendimo, bet mes visi tą atstovybę vadinam Taivano dabar, nepaisant, kad formaliai, jeigu mes tikrai norėtume jau ir neužimtume tos giluminės vertybinės pozicijos, kad mes kovojam už mažą demokratišką šalį, kuri nori turėti galimybę spręsti, kaip jie nori gyventi, tai mes tada vadintume tai Taipėjum, kaip ir norėtų Kinai, kaip ir norėtų Kinijos liaudės respublika. Tai vat, nežinau, kiek man laiko dar liko pagal šitą. Parašyta. Ne, tai tada... Sekundė. Tai gal bus noras padiskutuoti dėl užsienio politikos, ar ne? Nes tema jaučiasi... Norėčiau svarbi. padiskutuoti dėl tranzito Taip. per Lietuvos Respubliką į Kaliningrado sritį. Jūs suprantame, kad sutarčių reikia laikytis. Tačiau mes matome, kad kaimininė šalis Rusija nesilaiko nei tarptautinių sutarčių, nei tarptautinės teisės. Jiems tai nesukelia jokių sunkumų pažeisti tas sutartis. Tai mane liūdina ES nuolaidžiavimas Rusijai ir laikymasis griežtai savo sutarties sąlygų tuo metu, kai Rusija jų nesilaiko. Tai aš manau, jeigu būtų griežtesnė pozicija pačios ES, mes galėtume daugiau pritaikyti spaudimo Rusijai. Dar kažkas norėtų replikuoti? Prašau. Na, tai aš irgi visiškai sutinku su kolega, kad reikia turėti stiprias sankcijas, kurios tikrai veiktų, o ne kaip dabar yra, kur labai daug palikta skylių ir landų, per Kazakstanus, per kitas trečiasias šalis vis dar vyksta iš ES eksportas į konfliktuojančią šalį. Mes šituo atžvilgiu, taip galbūt tai būtų labai jau rizikingas sprendimas, bet irgi galėtume šiek tiek griežčiau ir kelti tą klausimą Europos lygmenį, nes dabar atrodo yra visiškai nutilęs dėl to tranzito, atrodo tas klausimas mažai yra keliamas visiškai. Aš tai tiesiog pasakysiu, kad neįsivaizduoju Lietuvos nederinant sąlygų su ES tranzito klausimai su Rusija, nes tai tiesiog yra grėsmė visam regionui. Taip, turbūt dėl to, kiek pamenam ar ne tą konfliktą, užtat buvo tokia labai greita reakcija. Formaliai žiūrint, kaip mums patiktų ar ne, bet Rusija tai yra Rusijos teritorija ir kažkokiu būdu jie ten turi turėti tą susiekimą ir matyti, tai buvo svarbiausias dalykas, kad neerzint, suprantam irgi poziciją, kad kai kariaujanti šalis, tai norisi, kad jai būtų kuo sunkiau kariauti, ar ne, ir dėl to mes čia taip visi angažuoti Ukrainos pergaliai. Suprantama. Toliau, Tomai, nuo jūsų šiek tiek keičiam temą. Prekybos centrai ir jų darbas savaitgaliais. Lenkai jau, kiek žinau, sekmadieniais nebedirba, mes dirbam. Klausimas, kokia jūsų pozicija, nes daug žmonių vienaip ar kitaip nuo to priklauso, tiek dirbantis prekybos centruose, tiek juose besilankantis, tokių aišku yra daugiau. Klausimas, kokia jūsų pozicija, taip arba ne, dirbti savaitgaliais ar ne, ir paaiškinkit tą poziciją. Na, mes šiandien būtume išskirtiniai, kurie uždraustų darbą sekmadieniais, apribotum tą darbą sekmadieniais, iš esmės, nes ir Vokietijos, kaip kurios Respublikos federacijoje yra tą patį padariusios, Lenkija, jūsų paminėta, galbūt tai būtų labai radikalus žingsnis jau iš karto visą sekmadienį apriboti. Galbūt galima žengti, kaip Anglija yra padarius, kad tas laikas yra stipriai sutrumpintas, savaitgalį darbo sekmadienį, kad iš esmės, jeigu yra žmonių, kurie nori apsipirkti iš ryto, tai jie galėtų tai padaryti, iš ryto padaryti ir viskas, ir toliau visi ilsisi, visi džiaugiasi laisvų sekmadienių. Aš manau, kad šičia mūsų partijos pozicija yra taip, kad mes šito siektume, jeigu būtume išrinkti į Seimą, ir aš manau, kad tai yra daug labiau susijęs su tuo, kad dabartinė mūsų sistema, kaip žmonės yra darbinami, kaip jie dirba, tai yra tai, kad jiems už tas dienas, jos yra susuminė darbo laiko apskaita, taip yra, kad žmonės negauna teisingo atlygio už tą darbą, tą dieną, kuri šiaip būtų laisva. Tai jūsų pozicija, kad nedirbt sekmadienį? Taip. Supratau, Antanai, jūsų? Prekybos centrai yra skirti dėl žmonių ir vienareikšmiškai pareikšti, kad sekmadieniais neturėtų dirbti, tas nėra
protinga dėl to, kad tiek Lietuva, tiek buvusios Tarybos Sąjungos šalis pereinamajam laikotarpį nuo komunistinio režimo, pereinant prie, sakykime, demokratiško režimo, kuris vakarų Europoje buvo žinomas. Ir kaip pavyzdžiui Vokietijoje, jau aš prieš 45 metus mačiau, kad prekybos centrai yra uždaryti sekmadienis. Tai Lietuvoje reikia spręsti klausimas pagal žmonių patogumą. Jeigu žmonės to pageidauja ir prekybos centrai užtikrina dirbančių žmonių, visas sąlygas socialinės, poilsį ir taip toliau, tai jie galėtų funkcionuoti. Kad galėtų, supratau, kita pozicija negu kad prieš tai išgirsta. Prašau, Gintarai, jūsų. Tai Lietuvoje neegzistuoja prievartinis darbas. Visi prekybos centrai turi kolektyvinės darbo sutartys. Ir tos sutartys lemia, kad darbuotojai gali susitarti su darbdaviu dėl darbo laiko ir darbo dienų skaičiaus. Tai jeigu darbuotojai, kurie ateina į darbą ir dirba tam, kad uždirbti pinigų, jie mato, kad 6 dienų jiems pakankamam pajamom uždirbti neužtenka, jie dirba ir sekmadienį. Jie gauna sekmadienį didesnį darbo užmokestį ir tai priklauso nuo darbuotojo valios. Jo per prievartą niekas neverčia dirbti. Ir šiai dienai aš nematau, kad Lietuva kaip valstybė turėtų įvedinėti kažkokius tai apribojimus dar prekybos centram. Mes ir taip pakankamai turim apribojimų, kuriuos turbūt reiktų jau mažinti. Nes, ir toj pačioj Lenkijoje nėra taip, kad visus sekmadienius nedirba. Ten turbūt porą sekmadienių yra nedarbo diena ir keičiasi jie. Laikas, tai supratau jūsų poziciją, kad palikt kaip yra. Taip. Kaip jūs, Karoli? Šiuo klausimu mano pozicija yra tokia, kad manau, tai turėtų spręsti patys prekybos centrai, nes paimkime tokią situaciją, pasimuliuokime. Tu esi didmiesčio gyventojas, tu po darbo taip tikrai spėjai nuvykti į prekybos centrą apsipirkti. Bet jeigu kalbam apie regionų gyventojus, tai tikriausiai tikrai yra tokių žmonių, kurie apsipirkinėja tik savaitgaliais, nes darbo dieną jis galbūt praleidžia laiko kelyje ir nevažinėja parduotuvės. Ir dabar įsivaizduokite, paėmam, kad išėmam vieną dieną iš parduotuvių darbo laiko, sekmadienį, ir lieka tik šeštadienis. Tai iškart sukeliam žmonėm nepatogumą. Todėl, grįžtant prie mano pozicijos, manau, kad pačios parduotuvės turi žiūrėtis, ar jom verta dirbti, žiūrinti savo pelningumo maržas ir visą kitą savaitgaliais. Žodžiu, palikti kaip yra, tai yra palikti spręs prekybos centram, kitaip tariant, taip kaip yra dabar. Ne? Kad valstybė nesikiša, nereguliuoja, jeigu jūs būsit Seime, jūs to nedarysit. Taip. Paminėjo Gintaras reguliavimus, kurių per daug, įdomu, ką jūs turėjote omeny, bet galėsit tą patikslinti. Aš matau vieną reguliavimą, kuris kelia diskusijų, dar anos valdžios įvesta, tai yra alkoholio prekyba ir ribotas laikas. Ši valdančioji dauguma, bent jau liberalai, tikrai žadėjo peržiūrėti. Nežinau, ar Laisvės partija žadėjo, neatsimenu, jūs tą geriau turbūt žinot. Aš asmeniškai tikrai peržiūrėčiau. Taip, tai to aš pabaigsiu klausimą. Jo, iš esmės jūs atspėjot, Karoli, dėl alkoholio prekybos, ar keistumėt, ar paliktumėt, ir jeigu paliktumėt, tai kodėl? Keisčiau, tikrai keisčiau. O jūs nežadėjot per praėjusius rinkimus jūsų partiją keisti, nes liberalai žadėjo peržiūrėti? Dėl mūsų pačios partijos nepamenu, galbūt tiesiog liberalai. Logiškai būtų manyt, kad irgi kažką tą temą jūs turėjot sakyti, kad kaip ir būtų logiškai. Liberalu, ar ne? Taip. Ir grįžtant prie liberalumo, tai kaip minėjau, kadangi pats esu gyvenęs Anglijoje 3 metus, šiaip keliavęs daug po Europą, tai niekur nėra tokių draudimų, kokie yra Lietuvoje. Aplamai ten gali vartoti alkoholį gatvėje. Nekalbu apie kažkokius socialius asmenis, tai yra tiesiog jauni žmonės, kurie nusiperka gėrimą ir parkelį prisėda ir atsigeria. Tai grįžtant prie valandų, manau, jos yra per griežtos, ypatingai, kai buvo sutrumpinta iki 8 valandos, kad būtų pardavinėjama, ne iki 10, nes aš tai, pavyzdžiui, sporto salės išeinu 10 vakarą, tai jeigu aš penktadienį dar planuoju alaus atsigerti, atsisėdę su draugais, tai aš jau net nebespėjau nusipirkti.
Prieš tai galit nusipirkti. Prieš tai galiu, bet jeigu dirbu ir man reikia iškart į sporto salę važiuoti, nelabai yra to Jūs laiko. grąžintumėt, Taip. kiek dirba prekybos centras, tiek galima ir pardavinėti alkoholį. Paprastai tariant, Nebūtinai kol gal dirba. grąžinčiau, kad būtų kol dirba, bet bent jau pailginčiau atgal iki 10 valandos, tai tikrai. Kaip jūs, Gintarai, ar tą turėtų omeny ir jeigu, jo, galit pasakyti pats. Na, Apie ribojimus. Kaip mes jau prisitaikym prie šito apribojimo, turbūt žmonės, lietuviai, mes mokame prisitaikyti. Ir prisitaikėme pakankamai greitai, išsprendę tą klausimą, apsipirki anksčiau ir pasididini namuose. Klausimas, ar toks prisitaikymas padėjo mažiau suvartoti alkoholio? Tai turbūt ne. Ir tie apribojimai sukėlė tokias pasiekmes, kad dalis lietuvių pinigų išvažiavo į Latviją, kur pigesnis alkoholis ir ribojimų nėra, į Lenkiją išvažiavo ir žmonės susikaupė atsargas ir vartojo lygiai taip pat, kaip vartoja. Tai aš manau, kad tas ribojimas nepasiteisino, mes objektyvių duomenų, kad sveikatą saugo šitas apribojimas, mes taip pat neturime, bet kad pinigų nutekėjimas įvyko iš Lietuvos, tai mes tą faktą žinome ir yra suskaičiuota. Tai aš manau, reiktų pirmiausia pas žmonės paklausti, ar jiem dar tai aktualu ar ne. Ir tuomet spręsti. Man tai nesukelia... patektumėt, keistumėt šitą tvarką? Na, jeigu būtų tokia iniciatyva, tai aš manau, kad taip. Pats iniciatyvos nekeltumėt? Pats nekelčiau, prisijungtumėt. Bet prisijungčiau, taip. Kai Karolis pasakė apie alų, prisiminiau vieną posakį, kad pieno mes einam į parduotuvę, o alaus mes bėgam į parduotuvę. Tai čia šiaip replika. Antanai, prašau. Alkoholio ribojimas, kurį pagrindę įvedė prieš tai buvusi vyriausybė ir partijos, yra sveikintinas dalykas ir aš tą remiu tikrai. Ir žmonės kaip prisitaikė ir kartais aš pasiimu alaus ir sako, jau neparduoda, tai aš džiaugiuosi, kad, reiškia, aš antiek žioplas šiuo momentu galiu apsėti ir be alaus. Ir kas liečia alkoholį, tai jo ribojimas yra būtinas, be abejo, ypač jaunimui, kai jau Lietuvoje buvo atveju, kai 13-15 metų alkoholį, kai vaikai tampa. Ir dabar šitos vyriausybės pastangos sumažinti cenzą alkoholio pardavimą nuo iki 18 metų ar dar mažiau. Tai yra tikra nesąmonė, kadangi Amerikoje alkoholis iki 21 metų iš viso nėra parduodamas niekam. O Lietuva iš to nesimoko. Taip. Ačiū. Ir Tomas? Tai kadangi šita diskusija jau ir viešoje erdvėje įvyko iš tiesų dėl tų pačių, ar veikia šitie ribojimai, ir atsakymas yra vienareikšmiškai taip, kolega galėtų pasiskaityti šiek tiek, nes tikrai yra objektyvūs duomenys ir kiekvieną kartą, kai skaitai straipsnį, jie yra pateikiami, kad taip sumažėjo alkoholio vartojimas. Ir aš tai kategoriškai nieko nekeiščiau, netgi galbūt griežtinčiau tam tikras alkoholio ribojimo sąlygas, nes mes matome, kad tai veikia, mes matom, kad mažiau pasiekiamas produktas yra mažiau vartojamas ir toks produktas, kuris, aš pavyzdžiui, asmeniškai negalėčiau įsivaizduoti nueiti į sporto salę, pasportuoti, padaryti kažką savo sveikatingumui, savo kūnui ir po to išlenkti alkoholio skarbę, tiesiog susileisti save, nes tai yra visiškai prieštaraujantis vienas kitam dalykui. Aš suprantu tą efektą alkoholio, kuris ant nervų sistemos yra, bet yra kitų būdų atsipalaiduoti. Tas pats sportas yra puikus būdas. Tai va, aš manau, kad dar kaip tik reiktų bent jau sekmadienį, dabar iki 3 valandos, galbūt sekmadienius iš viso padaryti be alkoholio. Ar tokias inicijuočiau pataisas? Griežtintumėt. Ne, turbūt neinicijuočiau, bet diskusiją norėčiau. Inicijuotumėt griežtinimo kryptim. Aš taip supratau. Taip, iš to, ką jūs sakėte. Neteikčiau šitų pasiūlymų, bet jeigu tokia diskusija būtų ir vyktų, aš tikrai ją palaikyčiau ir norėčiau pagrieštinti. Jo, Karoli, turit reaguoti? Taip, aš aišku prisiminiau čia tokį posakį, sekmadienį švęsk, tai jeigu uždrausime alkoholį, tai kur ta šventė bus.
O grįžtant prie statistikos, Aš tik primenu, aš tai noriu paminėti, kad iš tiesų tas skaičiavimas, jisai truputį neatsižvelgia į tam tikrus aspektus. Pavyzdžiui, Jungtinėje karalystėje, kodėl jų suvartojimas atrodo mažesnis negu yra iš tiesų, tai yra tiesiog, kad ten gyvena daug musulmonų ir jie nevartoja alkoholio. Tai ta statistika, iškreipia. Sakykime taip, Lietuvoje nėra tiek musulmonų, todėl statistiškai mes daugiau geriame, nes kiekvienas lietuvis vartoja alkoholį. Tai tas vartojimo problema iš tiesų nėra tokia didelė. Anglijoje tikrai daugiau geria žmonės. Čia gal tik tai taip išsipučia visas tas burbulas, nes nėra pas mus kitų laikas. Dar kas norėtų? Jeigu kalbėtų apie statistiką, tai aš pasidomėjau. Tai praeitais metais Lietuvoje mirė žmonių daugiausia per visą nepriklausomybės laikotarpį. Aš nežinau, ar tai susiję, tačiau statistiniai duomenys pradėjo mažiau vartoti ir dėl to padidėjo. Aš nesakau, kad dėl mažesnio vartojimo galbūt yra kitos sąlygos, tačiau patikimų duomenų, kad mažiau alkoholikų atsirado ar dar kažkokių, tai nėra, nes prieš tai nesuskaičiavo, kiek jų buvo. O po to, kai pradėjo skaičiuoti, tai atsirado kažkokie skaičiai. Dar kas replika? Šiaip jūs turite teisę repliką, nes prieš tai buvo jūsų pasisakymas. Okay. Jeigu norit. Tai labai trumpai turbūt tik tai, kad ta statistika, kurią aš mačiau, aš nežinau, kaip tai susijęs su mirtingumu, bet vartojimas tikrai yra sumažėjęs, vien dėl to, kad žmonės mažiau pasiekė to. Dėl šventės švęst sekmadienį, Laisvės partija yra už tam tikras kitas medžiagas, kurias norėtų legalizuoti. Tai viskas ir išsisprendžia, mažinam tą, kas daro didelę žalą ir leidžiam tai, kas daro mažesnę žalą. Kalbant apie kanapės būtent. Tai va. Kalbant apie kanapės, Tomai, užvedėt mane ant temos. Kitą norėjau klausimą užduoti, bet dar bus laiko ir tam, kurį norėjau. Vokietija legalizavo kanapės, ne taip senai šių metų berods pavasarį, jeigu balandžio 1 dieną, taip, Olandiją žinom. Kitose šalise diskutuojama. Klausimas apie vietą diskusijai. Matytumėt vietą diskusijai Lietuvoje? Aišku, šitas Seimas diskutuoja dėl lengvųjų narkotikų mažo kiekio legalizavimo. Palaikot tokią diskusiją? Taip, ir kokia jūsų pozicija? Vienareikšmiškai palaikau, nes tai yra daug labiau susijęs su nuteistųjų, su baudžiamąja atsakomybė ir mes turim keisti šitą dalyką. Vokiečiai lygiai tą patį jų sveikatos ministras, kai priėmė šitą sprendimą, jis pats buvo daug metų prieš ir jau jų sprendimas buvo, mes turim šitą problemą, kad daug jaunų žmonių dėl mažo kiekio pakliūna į tą kalėjimų sistemą, į teismų užsisuka ratas ir sako, kam žmonės vis tiek nori atsipalaiduoti, nori šitos dalykus vartoti, dėl mažo kiekio tai esminiškai, kaip mato, iš sveikatos perspektyvos tai nekenkia. Tuo labiau, kad Vokietija, kaip supratau, investavo lygiai tiek pat, panaikino šitą draudimą ir investavo labai daug į priklausomybių prevenciją, į visokias priklausomybių programas, kad žmonės turėtų kelią, jeigu jau jie viršyje gebėjimus atsakingai vartoti, kad jie eitų tuo keliu, sveikatos keliu. Ir tai yra diskusija daug labiau apie tai, kad mes nenorim savo jaunų žmonių įtraukti į tą teismų sistemą, į baudžiamąją sistemą ir kad tai būtų sveikatos kelias. Tai akcentuojant, tai aš tikrai matau diskusiją ir aš manau, kad dekriminalizuoti tikrai mes galime, o jau kokia versija galutinė bus, tai pamatysime. Antanai, kaip jūs matytumėte? Aš matau tai, kad narkotiko ir propagavimas ir panašiai, ir leidimas, kad ir mažų kiekių nėra teisingas žingsnis, su tuo turi būti kovojama visuose lygiuose ir mokyklose ir panašiai. Jeigu tai skaitoma, kad tik tai laisvalaikio praleidimas, narkotikai arba alkoholis, tai yra tragiškai, skamba tragiškai, kadangi reikia sportuoti, užsiimti sveikatingumu ir panašiai, kadangi jau vien į armiją trūksta jaunų žmonių, kurie turi pakankamą sveikatą, kad galėtų tarnauti armijai. Ir galbūt 50 ar dar mažiau procentų, šito nežinau, netinka armijai dėl sveikatos buvo. Taip, kad valstybė turi kategoriškai peržiūrėti taip, įvesti fizinį lavinimą mokyklose, netgi kas yra panaikinta aukštose mokyklose ir taip toliau. Ir panašiai, kad žmonių ir tautos sveikatingumas būtų visai per kitą prizmę ir laisvalaikio leidimas vystomas per sportą ir sveikatą. Jūs prieš? Aš prieš. Supratau, Gintarai, prašau.
Na, narkotikus legalizuoja tos valstybės, kurios pripažįsta, kad jos pralaimėjo karą su jų platinimu. Tai tuos silpnuosius narkotikus tokius kaip žolę. Tai šiuo atveju aš nežinau, kokia yra padėtis pas mus, bet dabar galiojantys įstatymai daugumą jaunuolių padarė nusikaltėliais. Iš tų, kurie pabandė sutraukti suktinę. Aišku, čia susiję klausimai, labai plati tema, bet matom Skandinavijos pavyzdį, kuomet alkoholio prieinamumas yra labai žemas, tai yra išsiplėtoję narkotikų tinklai. Ir kova skandinavai su narkotikų prekyba tęsia, tačiau jinai labai sudėtinga, nes žmogus vis tiek kažko tai svaiginasi. Tai šiuo atveju aš manau, kad reiktų peržiūrėti įstatymus, ar tikrai jaunuolis, kuris, mes visi buvom jauni, viską mums reikėjo pabandyti ant savo kailio. Nejaugi tas jaunuolis, kuris sutraukė pabandydamas suktinę, yra nusikaltėlis. Šiuo metu dabar yra tokie Suprantu, jūs prieš, bet dėl baudžiamosios atsakomybės jūs pažiūrėtumėte. Dėl baudžiamosios atsakomybės tokiem asmenim aš prieš. Supratau. Ir Karoli? Prašau. Taip, tai mano pozicija yra už dekriminalizavimą. Jūsų partija. Taip. Programai. Ir noriu paminėti, kad kanapė tai yra ne tik skirta rūkymui, iš tiesų iš jos yra gaminama daug produktų ir iš veikliųjų medžiagų yra gaminami vaistai, Sativeksas, Epidioleksas, kurie yra patvirtinti, naudojami Amerikoje. Tai vien pasižiūrėjus į Amerikos situaciją, Jungtinių Amerikos valstijų situaciją, kur ten daugelį vietų legalizuota, kitur dekriminalizuota. Europa eina tokiu pat keliu, Vokietija jau legalizuota, laukiame kitų šalių. Kai kuriuose šalise, Čekijai, berods mačiau, yra tam tikri palengvinimai tam tikriems kanabinoidams, irgi iš kanapės išgaunamiems. Pati marihuana dar rūkimui nėra legalizuota, bet matyti einama irgi tokiu keliu. Tai aš kaip vakarų europietis irgi esu už tai. Diskusija to klausimu? Būtų poreikis, prašau. Gal tik tai kolega irgi, pas mus bent jau, aš pavyzdžiui dėl visiškos legalizacijos dar šiek tiek tikrai norėčiau turėti didesnę, platesnę diskusiją, bet medicininės kanapės jau pas mus yra tikrai priimtas ir legalizuotos ir aš manau, kad bent jau iš Amerikos ateinantys tyrimai, kaip kanapių produktai padeda medicininė prasme vėžio, pavyzdžiui, vėžių sergantiems žmonėm, kurie susiduria su panika, su baimėm, su tokia kaip čia, galimybė mirti. Aš manau, kad jie turi labai nemažai gerų galimybių medicininė prasme padėti žmonėm. Gerai, visi pasisakė, tai grįžtam prie Karolio. Karoliai, vienas irgi grįžtant jūsų tokia daug kontroversiškų temų kelianti partija. Aišku, visuomenė pripranta, kitiem tai niekada nebuvo kontroversija, tai ką jūs keliate čia kaip kam. Vienas iš tų, kur niekaip Seime nepraeina, nors įrašytas į vyriausybės programą, tai yra partnerystės įstatymas, ar ne, arba civilinės sąjungos. Esmė yra, kad kartu gyvenančios poros, nebūtinai homoseksualios, vyrai ir moteris irgi kartu gyvena be civilinės santokos, įteisintų savo santykius. Tai dabar, ko jūs nepadarėte? Jums klausimas, kitiem klausimas šiek tiek kitoks, o jums klausimas, ko jūs nepadarėte, kad pasiektumėte šitą tikslą? Nesurinkom pakankamai žmonių, kurie priimtų įstatymą, trūko balsuoti. Atitinkamai, kodėl? Taip. Na, manau, tai yra dabartinė Seimo galbūt problema, kad ten nėra tiek daug jaunų žmonių. Aš manau, vis tiek vyresnio amžiaus žmonės propaguoja bažnytinę santuoką. Jaunimas šiais laikais nelabai jau gal tas bažnyčias vaikšto, todėl rinktųsi kitas alternatyvas. Aišku, labai daug įtakos turi tai, kad vienodi partneriai į santuokas būtų įrašomi. Ir aš manau, čia yra pagrindinė problema. Tačiau tai yra tų dviejų žmonių asmeninis reikalas ir aš manau, jie neįtakoja kitų, o tai valstybei būtų tik tai geriau, nes žmonėm lengviau galbūt paskolas būtų gauti įtvirtinus civilinę santuoką. Jūs galėjote daryti demaršą, griauti koaliciją dėl to klausimo ir tikėtina tokiu būdu būtumėt pasiekę tikslą. Na, kadangi pats nesu šiuo metu Seime, tai negalėjau nieko kelti, bet jeigu papulsiu, tai tikrai kovosiu už tai. Gerai, jums jau, Gintarai, šiek tiek kitas klausimas, būtent pozicija jūsų šito klausimu kokia?
Aš esu prieš. Partnerystės įstatymas tai yra akivaizdus pavyzdys, kai bandoma apeiti konstituciją. Konstitucijoje yra numatyta, kad konstitucija gina vyro ir moters santuoką. Tai aš manau, kad iš teisinės pusės tokio įstatymo priėmimas, kuriuo tiesiogiai bandoma apeiti konstituciją, negalimas. Mano nuomonė, partnerystės įstatymas, tie motyvai, kuriuos nurodo Laisvės sąjunga, dėl ko reikėtų to... Partija, atsiprašau. Dėl ko reikėtų to partnerystės įstatymo, truputį prasilenkia su tuo, kad gali jie sudarinėti partnerystės sutartis, civilinės partnerystės sutartis. Ne dėl gyvenimo, bet dėl bendro turto, dėl jungtinės veiklos, kuriant kažkokį turtą. Tai mano nuomonė, tas įstatymas yra, civilinis kodeksas, jisai veikia, turtinius klausimus puikiai ir sprendžia dabar galiojantis civilinis kodeksas. Supratau. Jūs, Antanai, kaip manot? Aš prisijungiu prie kolegos aiškinimo, kad partnerystės įstatymas tai tikrai nėra reikalingas kaip įstatymas, kadangi partnerystės sutartis be abejo galima sudaryti, notariškai pasitvirtinti, visus aspektus surašyti ir nebūtų problemos. Bet jeigu po partnerystės įstatymo pavadinant ją šeima ir panašiai, yra slepiama tai, kad turėtų legaliai galimybę įsivaikinti vaikus ir naudoti jos kam naudoti. Aš negaliu paneigti, kad tai gali būti ir kriminalizuotams atvejams kaip organams ir panašiai. Taip, kad partnerystės įstatymą, aš skaitau, kad yra tikrai nereikalingas, kadangi jurisdikcija, Lietuvos jurisdikcija leidžia apiforminti tos santykius tiek tarp vyro ir vyro, moters ir moters. Visos sąlygos yra tam sudarytos juridinės. Tai jūs, supratau, jūs paliktumėt kaip yra, ar ne? Taip. Kaip Tomas mano? Pradėsiu nuo to, kad kiekvieną kartą, kai šitas klausimas iškyla, aš girdžiu tai, ką išgirdau iš kolegos ir mane nuoširdžiai pykdo ir siutina, kad taip žiauriai yra kalbama apie kitus mūsų Lietuvos piliečius žmonės, kurie tiesiog nori turėti savo partnerį, prisimti tą atsakomybę. Čia šiandien ne šiaip draugystė ar nuėjimas pas notarą ir tiesiog susirašymas, o kaip mes turtą pasidalysim. Aš esu visiškai už, nes aš netikiu, kad jeigu šiandieną Seimas 1-2 ir priima tą partnerystės įstatymą, net dabar jisai nėra partnerystės civilinės sąjungos, tai jisai iš viso ir yra dar labiau notariška sutartis negu kažkas panašu ar bent arčiau santuokos. Tai aš nemanau, kad daugelio sričių gyvenime žmonės tai pajaustų. Aš manau, kad visiškai šitas dalykas turėtų jo būti priimtas prieš, 10-15 metų, arba iš viso net nereikėjo į konstituciją rašyti tokio keisto apribojimo, keisto termino, tuo labiau, Laikas. Konstitucinis teismas pats nustatė, kad bent jau šeimos yra lyčiai neutralios. Taip, buvo išaiškinimas. Padiskutuot kažkas norėtų? Jeigu galima. Po to jūs. Aš manau, kad pasaulinė praktika, taip, ir aplinkui valstybės, kai kurios yra nustatę tokias galimybės. Tai jeigu aš noriu gyventi pagal kitos valstybės tradicijas, arba taip, kaip numato kitoj valstybei, tai aš gyvenu ten, esu laisvas žmogus ir važiuoju ten, kur aš galiu gyventi taip, kaip noriu. Jeigu aš noriu 4 žmonų, aš keliuosi į musulmonišką kraštą ir turiu 4 žmonas. Visi esam laisvi, darykit, ką norit. Keliaukit ten ir gyvenkit ten, kur jums tai leidžiama. Mes esam katalikiška valstybė. Dėkui, jūs norėtumėte, Antanai? Aš noriu tik tai repliką, kad kolega iš Žaliųjų partijos neteisingai traktuoja. Niekas nedraudžia gyventi tėvams ir tiek vyrams, tiek moteriams. Niekas netrukdo gyventi toj visuomeniai, Lietuvos visuomeniai, kuri dabar yra. Ir tai visiškai nesurišta, kad tam reikalingas įstatymas būtinai. Ne. Niekas neapriboja jūsų gyvenimo. Abu jūs irgi turite replikos teisę? Aš tiesiog norėjau paminėti, kad mūsų partijos narys Žalimas teigia, jog Konstitucinis teismas neprieštarauja civilinės sąjungos įstatymui. Taip, yra išaiškinimas dėl šeimos sąvokos. Taip. Būtent, manau, to reikėtų vadovautis. Tai dar viena replika, mano nuomonė, kad Konstitucinis teismas negali būti virš Seimo. Seimą išrenka visa tauta, visa valstybė išrenka, o Konstitucinis aiškina Konstituciją. Yra paskirtas. Ir jų traktavimas nėra lemiamas.
Ta prasme, jūs teisus, taip, Seimas neprivalo atsižvelgti į Konstitucinio teismo išaiškinimą. Taip, neprivalo. Tomai, jūs norėt? Aš labai abejočiau, mes turim valdžios jėgų pasiskirstimo principą, atskirimo principą, kad mes ir turėtume tam tikrą balansą, tam tikrą atsaką, kai žmonės sugalvoja, tai va, tokius dalykus kalbėti, kaip jūs kalbat iš esmės. Tai, nes, jūs iš esmės atsakėte tą patį, ką aš tik pasakiau. Jūs skleidžiat melagienas apie žmonės, apie tos pačios lyties poras, kad jie čia nori kažkaip kriminališkai su vaikais užsiimti. Aš atsiprašau. Jo. Aš sakiau, kas gali paneigti. Kas tai nori užsiimti. Patys žmonės gali paneigti, patys tie, kurie yra vienos lyties poros. Klausykime jų gal, jie irgi žmonės, jie irgi mūsų bendrapiliečiai. Teisingai, taip ir yra kalbama ir presui, ir visuomeniai taip pat. Gerai, kiek šeimų, tiek atvejų. Galimai paskutinis klausimas, Tomai, nuo jūsų. Mokesčių politika. Tokią mokesčių sistemą turim tokią, kokią turim. Šiai valdančiai kol kas nepavyko mokesčių reforma. Jūs ką nors iš esmės keistumėt dabartiniai mokesčių sistemai? Ir jeigu taip, tai ką? Tai mes einam su tokia programa, kad mes norim skirti daugiau lėšų aplinkosaugai, griežtinti reikalavimus, griežtinti visą šitą dalyką. Transformacijai ir ekonomikos transformacijai, ir žmonių gyvenimų transformacijai reikia lėšų. Tai mes tas lėšas turime iš kažkur paimti. Tai mokesčių politiką tikrai reikia keisti, reikia tikrai apmokestinti daugiausiai uždirbančius, nes jie yra iš esmės pagal visą statistiką, pagal visus tyrimus, daugiausiai ir teršia. Tai pačius turtingiausius, labiausiai teršinčius mes norime apmokestinti, turėti progresyvę mokesčių sistemą, kuo daugiau terši, kuo daugiau turto turi, kurio tu tikrai jau nepanaudosi, nes tai yra kosminės sumos, milijonai, milijardai eurų. Tai mes esame už progresyvę mokesčių politiką. Mes taip pat esame labai stipriai už tai, kad visos pajamos, kurios žmonės uždirba, būtų konsoliduotus ir vienodai apmokestinamos, kad nebūtų dabar, oi, individuali veikla vienaip, oi, darbuotojai kitaip, oi, šičia A, B, C klasės pajamos ateinančios iš užsienio ar iš kažkur tai. Laikas? Turėtume turėti kuo paprastesnį sistemą. Gerbiamas Antanai, prašau. Pilnai pritariu kolegai, kad reikia apmokestinti labiau turtą, pelną ir tokias, galima sakyti, ekstravagantišką pasireiškimą visuomenį, kaip pavyzdžiui prabanga, kaip galingas mašinas, kurių mokestis turėtų būti N kartų didesnis negu važinėjimą paprastom, vien dėl to, kad reiškia, tai ir ekologija prisidėtų, tai ir oro švara, ir visa kita, ir tai būtų papildomas pajamos, bet negalima apmokestinti tai, kas yra neturtingiausio, reiškia, tai yra maisto produktai ir panašiai, viskam pakelti mokesčių nėra galima, kadangi ir tai jau buvo nuo 18% PVM pakeltas iki 21% Kubiliaus vyriausybė įsipareigojo tą laikinai atlikti, bet jau praėjo daugiau negu 10 metų, o PVM nėra sugrąžinamas ir netgi kalbam apie tai, kad dar ir PVM reikia kelti. Laikas, Gintarai? Aš iki šiol neišgirdau, kas yra blogai su dabartinė mūsų mokesčių sistema, kodėl ją reikia reformuoti. Mes kalbame ne apie mokesčio kažkokio įvedimą, padidinimą, pamažinimą, aš taip suprantu. Mes kalbame apie pačią mokesčių sistemą. Apie tvarkos keitimą. Tai kuo bloga šita mokesčių sistema? Nebent tuo, kad, jeigu mes atleistume trečdalį mokesčių inspekcijos darbuotojų, tai mokesčių inspekcija net nepajustų. Tai vienas momentas. Bet mano nuomonė, reforma turi dvi kryptis. Ir tos dvi kryptys lemia, kad pirmiausia mes turim sugriauti seną sistemą, kuri turi ydų, ir sukurti naują sistemą. Ir po kiekvienos reformos tos naujos sistemos ydos paaiškėja po 2-3 metų, kad ją vėl reikia tobulinti, nes jinai nebuvo tobula sukurta. Tai galbūt reikia ne reformos, o reikia tiesiog kosmetinių kažkokių pataisimų tam tikruose mokesčių įstatymuose. Kam reikia griauti tą, ką mes turime? Tai susijęs su didelėmis lėšomis. Aiški pozicija ir Karoli? Taip, tai kalbant apie mokesčius, tai visų pirma norėčiau pasakyti, kad jokių naujų mokesčių šiai dienai nematyčiau ir nenorėčiau inicijuoti, kad jie būtų. Tačiau kalbant apie visą sistemą, tai yra problemų su pensijom.
pensijų kaupimų, pavyzdžiui, antra pakopa. Mano nuomonė, žmonės tikrai turi turėti galimybę išsiimti pinigus, galbūt netgi be kažkokios kritinės ligos. Nebūtinai turi būti kritinė liga, gali būti kažkokia kritinė situacija arba nori pasiemi. Tai su pensijom taip čia yra kur dirbti, naujų mokesčių neįvedinėčiau. Taip pat labai yra kebli problema su Lietuvos keliais. Ne? Šiais metais buvo gautas rekordinis kiekis, rekordinė suma virš 900 milijonų, kai anksčiau nieko nebuvo gaunama. Nors keliam reikėtų apie 1,5 milijardo per metus, tam, kad jų kokybė būtų gera. Tai čia šiuo atveju Laikas? Kelių priežiūros fondas įsteigtas tam, kad būtų surinktos tos lėšos iš akcizų ir kažkokių mokesčių ir tai būtų galima jį panaudoti tam, kad Lietuvos keliai būtų geresnės būklės. Replikom yra šiek tiek laiko, labai mažai, 10 sekundžių, prašau. Tai labai trumpai, kolegos jau paminėjo, kad reikia keliam, reikia švietimui, reikia aplinkosaugai, reikia sveikatai. Dabartinis biudžetas yra mažas, mums reikia didinti mokesčius, nes mes neturim lėšų dabar, kokios yra skiriamos, kad galėtume visą tai finansuoti. Tai... Labai trumpai. Antra pakopa, tai aš partijos pozicija, kad žmonės negali būti įkaitais. Ačiū. Taip, tai grįžtant prie kolegos pasakymo, tai viskas, tam ir bus inicijuotas kelių priežiūros fondas. Aišku, jau tą sakėt. Viskas, ačiū, laikas baigėsi, jau net į minusą einam, jeigu matote raudonus skaičius, bet tikiuosi, kad visi jaučiatės lygiai teisingai apdalinti tuo laiku. Dar kartą primenu ir dėkoju laidoje dalyvavusiam Karoliui Šmitui, Laisvės partija, taip pat Gintaras Stapkevičius, Lietuvos regionų partija, Antanas Vytautas Būda, Tautos ir Teisingumo sąjunga, centristai tautininkai ir Tomas Baravykas, Lietuvos žaliųjų partija. Ačiū už skirtą laiką, sėkmės jums rinkimuose, visiems nuoširdžiai linkiu. Ir taip pat primenu, kad tai tik viena laidų, tai yra visas ciklas, bet kada didžiosiuose portaluose galite matyti ir kitų apygardų debatus, o rinkimų dieną ateikite, nelikite namuose, balsuokite, iki kitų susitikimų.